Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausio vardu. Ir šį kartą grįžtu su jau senai nedaryta vaizdo įrašų serija. Tai beveik viskas apie, kurioje kalbu apie konkretų dalyką ar dalykus iš vienos temos. Ir šį kartą pakalbėsiu apie crowdfunding platformas ir ką jos duoda stalo žaidimams. Ir šito vaizdo įrašų nesustosiu ir planuoju ir kitą ir dar kitą mėnesį padaryti bent po vieną video, nes manau, toks video formatas yra labai tinkamas, ypač supažindinti tuos, kurie nesidomi konkrečiais dalykais iš stalo žaidimų sferos, tokiais kaip crowdfunding žaidimai, ar bendrai kaip tos platformos išnaudojamos stalo žaidimų industrijoje. Pačių platformų yra pačių įvairiausių. Aišku, pati populiariausia būtų Kickstarter platforma, kurioje dar vis daugiausiai stalo žaidimų yra publishinama, pristatoma ir kampanijos vyksta būtent šioje platformoje, bet taip pat vis didesnį populiarumą įgauna GameFound platforma, kurioje jau daugelis mums žinomų kompanijų ar netgi ir kompanijos, kurios tik ką tik susikūrė ar kūrėjai savo produktais ateina ir bando susilaukti jūsų dėmesio. Bei taip pat yra kelios kitos platformos, kurias dar nepaminėjau, tai Backer kitas. Labiausiai išgarsėjęs savo Gloomhaveno ir Leder Games kompanijomis. Ir taip pat, man atrodo, ir Spirit Islandas buvo joje. Tai ši platforma taip pat jau įgauna pagreitį su tokiais žinomais vardais. Aišku, funkcionalumų skiriasi dar nuo anksčiau minėtų dviejų platformų, bet tikrai gali kažką naujo pasiūlyti, nes kaip ir GameFoundas, Backer kitas anksčiau irgi buvo labiau pledge manageris negu atskira crowdfundinimo platforma. Ir kaip ir GameFoundas stengiasi įsiterpti į šitą sferą ne tik kaip pledge managerio organizatorius, bet ir kaip pati platforma surinkti lėšas stalo žaidimams. Ir dar viena platforma, kurią norėčiau paminėti, yra Hive Interactive, kurioje irgi po truputį pasirodo vis įdomesni titlesai. Gal pats žymiausias būtų Hegemony stalo žaidimas buvo šitoje platformoje. Deliverance dar, ką matau, ką tikrai žinau. Tai tokie žaidimai irgi renkasi šią platformą. Ir galiausiai, kuri platforma, sakykime, po 5 metų bus populiariausia, sunku pasakyti. Bet platforma turi savo pliusus ir minusus. Ir labiau, sakyčiau, pats žaidimas kviečia pasinaudoti vieną ar kitą platformą, o ne kad kažkuri platforma yra geriausia stalo žaidimo. Čia jau kitiem, sakyčiau, yra tai svarbu, bet man asmeniškai svarbiausias yra pats žaidimas, o ne platforma, kurioje jis yra paskelbtas. Kalbant apie privalumus, kodėl verta bekinti žaidimą, užsisakyti žaidimą tokiose platformose, tai galėčiau įvardinti kelis dalykus. Tai visų pirma, jūs remiate tiesiogiai patį platintoją, patį kūrėją, neperkate per tarpininkus, per kažkokias parduotuves ar distributorius ir panašiai, ko pasekoje tos lėšos surinktos įsidalina visom pusėm ir pats platintojas ir kūrėjas gauna mažiausią dalį, nes būtent per tokias kampanijas didžiausiai dalis to viso pelno, tų lėšų, kurios tiesiogiai grįžta, atitenka būtent kūrėjams ir platintojams to žaidimo. Sakyčiau, pačiai pirmai ir svarbiausiai grupiai žmonių. Aišku, yra ir kita medalio pusė, kad tokiu būdu jūs jau neremsite savo mėgstamos parduotuvės ar klubo, kurioje perkate žaidimus. Tai irgi kažkoksai, sakyčiau, minusas yra iš tos pusės žiūrint. Toliau, žaidimai tokiose platformose dažniausiai atkeliauja pirmiau pas žaidėjus, kurie užsisakė būtent tos žaidimus per platformą, negu perkant iš parduotuvės fiziškai ar internetu, nes bent jau daugelis kompanijų pristato žaidimus anksčiau, daro netgi atskirus printus, pačius pirmosius printus, būtent tiem, kurie pirko per platformas. Sakyčiau, nėra visada būtinai taip, nes kartais būna taip, kad retailas gauna pirmiau tos žaidimus, tai yra pasitaikę ir ten su Simonais ir kitais gamintojais. Kartais
atsitiktinai, o kartais taip ir buvo planuota anksčiau, tik tais gal blogai komunikuota ir panašiai. Ir be abejo, paskutinis dalykas, kai verta paminėti, tai apsimoka bekinti žaidimus dėl to, kad jūs gaunate exclusive contentą arba netgi pats žaidimas, pati kampanija yra exclusive. Tai reiškia tai, kad to žaidimo negausite parduotuvėse, galbūt tik parodose ar tiesiogiai perkant iš to platintojo internete, bet nerasite masinėje prekyboje. Arba dalis komponentų yra ekskliuzyviniai, ar expansionai, ar kortelės, miniatiūros ar dar kažkas. Tai tiesiog gausite tai, ko negautumėte kitais būdais. Ir neretai ir net už geresnę kainą. Tai visada reikia pasverti ir kokį pledžą apsimokėtų labiausiai imti, nes būna skirtingi tierai. Tas labiau galioja didesnėm kampanijom, kurios turi daug expansionų, įvairiausių lygių, priedų ir panašiai. Taip gali būti ir kiekvienas expansionas turėti kažkokį ekstra dalyką, ar netgi pats expansionas būti būtent skirtas bekintojam, ar kažkokia kitokia deluxinė versija pačio bazinio žaidimo. Tai visada reikia turėti omenyje, nes kartais labiau apsimoka. Jeigu žaidimas yra tiesiog iš ankstinis užsakymas retailerio, tai dažniausiai net geriausia palaukti retail releaso. Bet čia jau reikia, kaip ir minėjau, pasverti visus dalykus ir apie tuos minusus pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Taip pat neretais atvejais patys projektai siūlo ne tik paprastus pledžus, bet ir tokius specializuotus kaip grupiniai pledžai ar retail pledžai, kurie irgi keičia visą matematiką to apsimokėjimo ar neapsimokėjimo bekinti konkretų žaidimą ar projektą. Tai irgi reikia apie tai pagalvoti. Tai netgi ir be group pledžo būna tokių situacijų ir neretais atvejais bent jau ant shippingo galima staupyti, tai pats organizuoja tokias kampanijas, tokius bendrus pirkimus, tai tikrai galima staupyti ne tik kelis eurus, bet kartais ir ne 10. Tai reikia visada žiūrėti. Arba būna dedikuotas group pledžas, kuriame jau iš karto yra nuolaida ir baziniam žaidimui, ir automatiškai dar ir shippingas būna pigesnis, imant didesnį kiekį negu 1 ar 2. Tai manau, daugelį atvejų, net ir neturint group pledžo, perkant 3, 4 ir daugiau vienetų to paties ar skirtingų pledžų, pasidaro daug ekonomiškiau remti vieną ar kitą projektą, metantis kartu su grupė žmonių. Ir taip pat, kaip minėjau, retail pledžai yra skirti retaileriams. Irgi, jeigu nenorite patys imti ir prisimti pilnos rizikos ar organizuojant grupę ar tiesiog pledžinant patiems žaidimą, tai visada siūlyčiau pačius retailerius, tai yra jums gerai žinomų shopus, klubus, kuriuose lankotės, paskatinti, pledžinti, remti vieną ar kitą projektą, nes tikrai ir jie nuo to galės uždirbti, netgi pasireklamuoti ir panašiai, bet ir jūs gautumėte tą patį žaidimą, dažniausiai už tą pačią, bet kartais net ir pigesnę kainą, inkludinant ir pačius mokesčius, šipinimą ir taip toliau. Tai visada, jeigu nėra kas organizuoja ar tingite patys organizuoti ir pledžinti vieni, nes nelabai apsimoka ir aišku, tai yra papildomas rūpestis, tai skatinkite shopus, jums žinomus retailerius, klubus, bekinti, remti tuos projektus, organizuoti grupės, daryti preorderius ir panašiai, nes tų gerų žaidimų tikrai yra ir yra nemažai tokių, kurie net nepasirodys į retail arba jų standartinės retail versijos bus tikrai nekokios ir nevertos dėmesio. Tikrai pasitaiko tokių projektų, kur būtent Kickstarterio versija ar ten tas Kickstarterio expansionas yra labai svarbus žaidimui ir be jo žaidimas yra visiškai kitoks arba netoks geras, koks galėtų būti. Tokiu atveju buvo ne vienas, tas pats The Witcher Old World žaidimas, dalis net Simon žaidimų, sakyčiau, Rise of Moloch tikrai nori Kickstarter kontento, ar pats žaidimas iš savo production pusės atrodo visai nekaip ir žmonės ar daro patys tuos kažkokius deluxinius komponentus ar kaip, kad gerinti žaidimą, nes visada tiesiogiai remiant kūrėjus galima gauti kur kas daugiau negu patys galime sugalvoti ar pasidaryti. Tai vienas iš alternatyvų, ką manau bent jau Lietuvoje turėtų daryti mūsų shopai, mūsų retaileriai, klubai, nes
gerų projektų tikrai yra ir nemanau, kad aš turėčiau būti vienintelis ar dar keli žmonės, kurie kviečia prisijungti prie vienų ir kitų projektų. Ta gali daryti ir šopai labai lengvai ir iš to ir uždirbti. Aišku, ne tokius didelius pinigus, ne tokią didelę dalį, kaip tiesiog pardavinėti žaidimus, bet vis tiek iš to galima ir savotišką PR pasidaryti. Kaip ir minėjau, tokie crowdfunding platformų projektai, žaidimai turi aišku ir savų minusų. Prisideda siuntimo išlaidos, kurios neretais atvejais būna ganėtinai didelės dėl to, kad mūsų lokacija, turiu omenyje Lietuvą, nėra pati geriausia, ypač žaidimam, kurie yra siunčiami iš ES šalių. Tai neretai būna taip, kad netgi apsimoka labiau siųsti savo draugams ar kažkokiems tarpininkams į Vokietiją ir UK ir panašiai, kad sutaupyti ant to paties šipinimo. Ir taip pat, aišku, beveik visais atvejais prisideda ir mokesčiai. Tai žaidimo kaina, kurią matote kampanijoje, yra negalutinė. Iš esmės visais atvejais. Ne tik, kad joje nėra apskaičiuotas šipinimas, bet ir mokesčiai tuo pačiu. Kai kuriais atvejais net gali ir muitas būti priskaičiuojamas ir išmuitinimo išlaidos. Jeigu nėra ES friendly šipinimo iš ES hubo ir panašiai, arba nėra iš anksto sumokami visi muitinės mokesčiai. Tai visada reikia skaičiuoti, žiūrėti. Bet jeigu turite pažįstamų užsienyje, tai ar ant pačio šipinimo, ar ant tų pačių mokesčių galima staupyti, nes tikrai žinau žmonių, kurie ir siunčia savo draugams į Ameriką ar į UK ir paskui paprašo parvežti vieną ar kitą žaidimą. Net yra ir tokių, kurie iš Azijos gauna, iš Kinijos tos pačios, Singapūro kaip alternatyvos, nes ten nei mokesčiai per didelį prisiskaičiuoja ir šipinimas būna neretais atvejais pigesnis, ypač jeigu būtent iš to hubo viskas ir siunčiama į kitus hubus Europoje, Amerikoje ir panašiai, kaip pavyzdžiui Singapūro, Honkongo atveju. Šanchajus, įvairiai ten viskas priklauso, kuris yra distributiono hubas pasirinkamas Azijoje, tai irgi galima ir iš to staupyti. Aišku, galimas minusas yra ir toks, kad tas projektas gali vėluoti, būti dilėjantas ir neretais atvejais gal net ir pasiekti retailą pirmiau, negu jūs patys gausite vieną ar kitą projektą, kurį bekinote. Vien dėl to, kad retaileris turės atskirą printą. Pavyzdžiui, buvo Terraforming Mars žaidimų kampanijose toks dalykas, kai žaidimas retailė su ekskliuzyviniu dylu pasiekdavo pirmiau negu pekerius. Ir aišku, tai prideda negatyvumo pačiai kampanijai ir pačiai kompanijai, kuri organizavo tą projektą. Ir visais atvejais reikia skaičiuoti, ar apsimoka ar ne, ir ar tas žaidimas yra reikalingas, nes dažniausiai tokios platformos tikrai pastaruoju metu, pastaraisiais metais kviečia į pačius įdomiausius, pačius gražiausiai atrodančius žaidimus, kampanijas, trilogijas, netgi sagas ir taip toliau ir panašiai, bet visada reikia pagalvoti, ar mums to žaidimų iš tikrųjų reikia, nes neretais atvejais gali būti, kad bazinis žaidimas, kuris vėliau ar net anksčiau retail'e pasirodys, bus pakankamai geras variantas ir tie visi ekskliuzyvai ir taip toliau tiesiog sėdės lentynos ir nebus naudojami ir galiausiai bus parduoti netgi pigiau negu buvo mokėta anksčiau, bet ir yra ir tokių, kurie aišku investuoja į Kickstarterius, į visus kitus crowdfunding platformų žaidimus, kaip kažkokią long term investiciją. Yra tikrai projektų, kurie būtent tam ir skirti, kurių vertė vis kyla su kiekvienais metais, tai irgi galima tuo domėtis, tai irgi yra savotiškas darbas, gaudyti tuos gerus projektus, pirkti nemažai ekskliuzyvų, paskui juos perpardavinėti ir tokiu būdu užsidirbti, ar netgi pasidaryti savo bent jau mažiausiai nemokamą bazinį žaidimą ar kažkas tokio. Tikrai žinau, bent jau anksčiau buvo ganėtinai populiarus būdas netgi Lietuvoje, bet užsienyje dar iki šiol yra netgi specialios parduotuvės, specialūs retaileriai, kurie to užsiema, kurie prisideda ten 20, 30, 40 daugiau procentų prie tos bazinės kainos ir iš to uždirba pinigus. Tai crowdfunding platformoje vykstantis projektai gali būti ir kaip papildomas užsidirbimo šaltinis. Iš esmės, tai yra vis dar geriausias būdas atrasti kažką naujo, kažką įdomaus, arba tiesiog gauti
žaidimą su viskuo, kas gali būti jame. Nes tai ir yra visų kūrėjų iš esmės vienintelė arba rimčiausia galimybė įgyvendinti savo svajones, įgyvendinti tokius projektus, kurie šiaip į retailą nepatektų. Tai tokiu būdu mes gauname žaidimus, kurių kitais atvejais nepamatytume. Vien dėl to, kad jie yra labai brangus, turintis tokius komponentus, kurie kainuoja daug ir jų niekados neišpirks tūkstančiais vienetų, kad apsimokėtų juos gaminti. Sakyčiau, toks gal išskirtinis atvejis tai buvo Gloomhavenas, kuris iš crowdfundingo pateko į retailą, tapo totaliu hitu ir būtent dėl to masinio populiarumo ir atnešė šlovę ir pelną tiek pačiam gamintojui, platintojui, bet ir kūrėjui tuo pačiu. Bet tai, sakyčiau, labiau išimtis iš taisyklės, labiau tai būna vienetiniai kelių tūkstančių vienetų produktai, kurie šiaip į retailą nepatektų. Tai būtent iš tos pusės ir manau vis dar apsimoka bekinti tokius projektus, kurių kitais atvejais nepamatytume retailę. Tai žiūrint iš mano pusės, mano perspektyvos, tai jeigu jau bekinti žaidimus, tai dėl 2 priežasčių, gal net sakyčiau 3. Tai pirma, galite tiesiogiai remti kūrėjus, platintojus jūsų mėgstamus, gauti remti projektus, kurių kitais atvejais nepamatytumėte prekyboje, bet ir gauti pilną žaidimą, kuris galbūt patekęs į retailą pirmiau, nebūtų turėjęs nei expansionų, nei kažko kito ir nebūtų išbaigtas ir nebūtų pasiektas jo galimas potencialas. Nes crowdfunding platformos dažniausiai, bent jau tokiuose dideliuose žaidimuose, sėkmingose kampanijose duoda viską nuo A iki Z, ko tik užsinorėsite ir panašiai. Ir galite netgi patys bekintojai prisidėti prie to žaidimo tobulinimo ir nuo to žaidimas taps tik dar geresniu, nes retailo atveju dažniausiai nebūna taip, kad fanai išprašo kažkokį expansioną, jis labiau priklauso nuo pačio žaidimo pardavimo, o ne dėl to, kad jums kažko trūksta ir labai norisi ir būtent dėl fanų noro tai įvyksta. Tai tokios mano mintis, tokie mano pastebėjimai apie crowdfunding kampanijas. Galbūt kažko nepaminėjau, tai parašykite komentaruose ir iki kito karto. Iki.